Prisiekiu, ponios Nerimanos skonis puikus. Kai pirmąsyk tave parodė, neturėjau vilties, ėmiau pavydėti Omerui. Ačiū. Regis pripratau prie asistentės darbo. Šiandien atlikau krūvą užduočių ir nesykio nesusimokiau. Viskas pavyko. Pamiršk tą asistentės darbą. Esame vieni. Kaip sekasi su Omeru? Jūsų norėjau klausti. Žinote filmą, romaną Meilė ir išdidumas? Labai garsus romanas, nesykį ekranizuotas. Kodėl? Apie ką jis? Meilė ir išdidumas? Istorija apie meilę? Aišku. Jei taip? Jei taip turiu tuomet jį pasižiūrėti. Regis ponui Omerui labai patinka. Turiu šį filmą, bet galiu nupasakoti. Atpasakosiu, panalizuosim, supratai. Gal ne. Vieną panalizuosiu. Gerai. Jei ne, ir nereikia. O aš manau, kitaip svarbiausia patogus batai. Toks mūsų tikslas. Ponai, gana rimtų pokalbių. Ponui Omerui neprošal prasiblaškyti. Tikrai? Būtent. Gal pašokime? Negražu atsakyti moteriai. Pakalbėsime vėliau. Partnerė, gal apsikeiskim poromis? Ne, mes taip smagiai šnekame. Apsikeiskim. Muzika baigėsi. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel. Benimle her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Ką manai apie asistentę? Nesuprasi, atvyko dirbti ar linksmintis. Tik pažvelk, kodėl taip išsipūsti? Nesugalvos. Tokia rinti. Kaskart sakau, kad nebegali būti geriau, bet tik to.
Tikrai taip manai? O tau labai tinka smokingas. Gal jau važiuokim? Ne. Juk atvažiavome dirbti. Reikia pabūti tarp žmonių. Dar nesisveikinau su ponu Tongučiu ir pone Ferdaten. Reikia su ją pabendrauti. Tongučius. Pone Omerai, akivaizdų svečių daugiau nei tikėjomės. Nesiunčiau jums B sąrašo. Neprašėte? Turiu planšetėje. Gal norite pažiūrėti? Nekalbėkim apie darbą. Šokim ir tiek.